Pagaliau atsidarom sezoną. Nors išvažiuoju antrą kartą, pirmas buvo toksai labai tiesiog apsižiūrėt, kaip kelio danga, kaip visa kita, o šiandien bus normalus sezono atidarimas, tai planuoju apsukti kiek daugiau nei 100 km, apsivažiuoti aplink savo rajoną. Žiūrėsim, kas čia bus toliau, kaip tai seksis, ką pamatysim. Tai va, važiuojam. Ledo nėra. Taip norėtų per šitą smėliuką prasivažiuoti. Negalima. Anksčiau čia buvo žvyro kelias. Tai dabar čia viena iš linksmiausių vietų, kur galima ir gražų vaizdą pamatyti ir labai smagiai prasivažiuoti. Čia yra kelias nuo Semeliškių į Ploninį Jauganys. Čia tokie ženklai nedraugiški motociklininkam, čia 30 į kalną, 30 malpos, nu, nežinau ką čia sau galvoja. Čia ūkininkas tikriausiai kolekcionuoja kombainus. Čia kiekvienus metus vis jų daugiau. Kažkada čia buvo tik tai 3 kombainai, o dabar kokių 15. Kaip niekada dar nesumatęs to Elektrėnuose. Kietaviškis. Visą laiką būdavo tik dumblas, o čia visa upė teka. Pakankamai srauni. Noriu patikrinti vieną detalę. Išteka iš Marių vanduo. Tiksliau Strėvos upė. Strėvo. Dabar atvažiavom. Tenais yra punktas, nežinau kaip taisyklingai pavadinti. O tenais apačioje yra elektrinė. Kaip pirmą kartą matau, kad čia daugiau vandens turi negu reikia. Tai va, tenais yra elektrinė. Štai tenais. Einam pasižiūrėti, kaip ten atrodo apačioj, upė. Tai va, pirmas mano toks video. Įdomu, kas čia gausis. Kažkada po savo didžiosios kelionės atsirado noras įamžinti savo kelionės, savo daromas nesąmonės. Tai bandysim, žiūrėsim, kaip čia gausis. Tikiuosi, galbūt kam nors ir patik žiūrėti. Nebus nuobodu manęs klausyti. Iš tikrųjų, kaip pakėlė stipriai vanduo. Wow. Iki vasarą būna, kad čia vandens tikrai metrų mažiau, pusantro galbūt. Bijau sumeluoti dabar. Bet va šičia va, vandens nebūdavo maždaug iki tiek. Ten tie medžiai dabar apsemti, ten tiesiog tekėdavo upelis, taip? Ir taip. Raudžiama, pavojinga ona. Geras. Kur čia ta ona?
Ir čia, kai būdavo atvažiuodavo vasarą, tai čia būdavo labai daug vėžių. Tai iš tikrųjų galima ir pavežiauti net čia. O, bobar. Bebra pasidarbuota. O, tenais vien elektrinė. Tai vanduo ypač pakilęs. Net nesimato betoninio įtvaro. Viskas po vandenio. O, bebras ir naudojasi progą. Važiuosim toliau link Vievio. Šviečia naktį, šviečia dieną, šviečia naktį, šviečia dieną, elektrėnų žiburys. Prisimaniau, jog kai atidaryta pervaža, praeitais metais buvo dar uždaryta, tai su motociklu dar nevažiuoti, reikia prasivažiuoti. Kas naujo, nematyta. Tradicija. Negalima kitai važiuoti pro tunelį. Gražu, gražu. Tikrai gražu. Reikėjo taip ilgai čia viską daryti ir žmonėm tokius didelius nepatogumus sukelti, kad žmonės turėjo aplink daryti didžiulį ratą. Šitiek laiko, nežinau. Važiuojam Rodeo karjerą aplankyti. Nežinau, anksčiau Rodeo karjeras, nežinau dabar kas dalykai iš jo, kaip tai pavadinti. ABS-ą išsijungt. Kalnai tie patys, smėlis tas pats. Nu ir tikslas irgi tas pats, užkilti kalną. Nežinau, kas su to padangėlė. Ar pavyks ją užkilti, ne? Matom. Praktiškai plika padanga, bet smėlis pakankamai drėgnas, tai kabina gerai. Imčiau kitus kalniukus, kaip pirmam išvažiavimui užteks. O gal ir neužteks. Smėlis daro savo, tikrai sukibimas yra pakankamai geras. Galima būtų kažką sudėtingesnį, bet tikrai užteks. Aplink trasą, čia kažkada buvo geresnė.
šiaip yra tokių statesnių vietelių, kur galima bandyti, aišku, su šito motociklą kiek sudėtingiau. Bet įmanoma. Ką, truputį pasivažinėjom, važiuojam toliau. Toliau, galbūt iškart visai nieko būtų. Važiuoti Trakus, Kebabą. Tik Trakai begėdžiai uždraudė eismą per miestą, tai dabar kas kartą reikia apvažiuoti. Ir kadangi dažnai Trakuose būna ir su mašina, ir su motociklu, tai labai keista, kad tu negali tiesiog tiesiai važiuoti per Trakus. Važiuojam dabar įsipilti kuro, o vėliau užsuksim Kebabą. O, Kebabą jau štai čia. Labai geri kebabų, visiems rekomenduoju. Atvažiavom. Linksmasis kamštukas. Daug nekilsim. Neišlaidausiuose. 8 litrus. Spalva. Nice. Ačiū, visą geriausią. O dabar kebabų. Skaniai, šiaip kebabus nevalgau labai dažnai. Nesusidarykit blogios nuomonės. A few minutes later. Skaniai pavalgėm. Dabar važiuosim į Semtrokio buvusį karjerą. Truputį pasiofraudinsim, pasižiūrėsim kaip ten kas, nu ir tikriausiai važiuosiu namo jau. Užteks kaip pirmai dienai. Sezono atidarimui. Tai vat. Prabangas važinėjau. Baisu.
iškvėpęs, švymas geras, nors ir galinė padanga plika, bet vis tiek važiuoja labai gerai. Ir daugiau. Neprisimenu, kada čia buvo bala. Anksčiau nebuvo. Linksmai. Tada kaip senai važinėjęs, tai truputį dar nėra tokia pilna pasitikėjimo savimi. Bet ne, su laiku. Galiu pasakyti, kad pavargau truputį. Manau, šiandien užteks. Tikrai smagu buvo. Širdis džiaugiasi, kad jau sezonas atidarytas. Smagu. Labai šiandien nustebau iš tikrųjų, kad tokia plika galinė padanga, bet jokių problemų neturėjau, niekur neužstrigau nieko. Šiaip labai džiugu, tai jinai dar kentės ir kentės šitą padangą, pakol iš jos nieko neliks. Tai vat, o šiandienai tiek.